Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Dominykas dvasių karalystėje. 7 dalis. Močiute, lėkdamas link žemės malsauja Dominykas. Noriu tavęs kai ko paklausti. Klausk. O kodėl tu neperplaukiai per užmaršties upę, kodėl tu vis dar čia? Jaučiu, kad tau reikės mano pagalbos, dėl to ir neperplaukiau. Kada nors perplauksim kartu. Močiute, o kodėl tu man niekada nepasakoji apie mano tėvelius? Nu neklausiai, tai ir nepasakojau. Saturnas man leido nuplaukti praeitį ir pamatyti savo vaikystę. Matei mūsų salą? Mačiau ir ne tik ją, ir aptvarą, mačiau ir pabėgimą ir nukritimą nuo olos. Nepykdomu, kad nepapasakojau. Vis ruošiausi, bet niekaip neišdrįsdavau. O gal žinai, kur pasiliko mano tėveliai? Ten, kur ir buvo, toje pačioje saloje. O jie jau mirė ar dar gyvi? Deja, jie mirė. O kodėl jie netėjo manęs pasitikti taip kaip tu? Todėl, kad jie liko ten, kur ir gyveno. Neišskrido į dangų? Ne. O kodėl? Tai būna, kai mirštama su dideliu sielvartu, kai nebėra jėgų keliauti toliau. Tuomet išėjusiųjų dvasios lieka laukti, kol jas kas nors išvaduos, pasiims ir prisimins. Tai skriskim ten, mes dar turim porą kosminių minučių, noriu juos išvaduoti. Mielai. Močiutė tuoj nuskraidino Dominiką į tą pačią tolimą salą vidury plačiausių marių, kur ant aukšto akmeninio skardžio auga milžiniškas beržas. Jo viršūnėje plevena 2 gedinčios dvaselės. Žiūri jūros tolius ir dūsauja. Kaži ar gyvas dar mūsų Dominikas? Ar sugrįš jis kada nors pas mus, ar pamatysime mes jį? Aš čia, tėvelį ir mamytę. Pasigirsta džiaugsmingas Dominiko balsas. Pakelkit galvas, aš virš jūsų. Tu gyvas ar miręs? Nustebę klausinėja tėvelį. Tu skraidai? Taip, dabar esu skraidantis arklys Dominikas. Keliaukit paskui mane. O iš kur mums žinot, kad tai tikrai tu? Pagaukit ir įsitikinsit. Nusijuokė padūkėlės ir šauna viršun. Tėveliai iš paskos. Tuo jie ima žaisti, gainiutis vienas kitą, paskui uždusę nutupę ant debesėlio ir sėdė alsuodami susiglaudę. Kaip gerai, kad tu mus šitai pralinksminai, dėkoja tėveliai. Seniai jau nebuvom šitaip dūkę, o kur keliausime dabar? Dabar jūs močiutę palydės, o aš turiu trumpam sugrįžti į žemę ir sutvarkyti vieną nebaigtą reikalėlį. Bet tu sugrįši pas mus, nuogastauja mama. Neprapulsiu kaip praėjusią kartą. Sugrįšiu, pažadu, šelmiškai mirkteli Dominykas. Tik negaliu tiksliai pasakyti kada. Tai pasakęs Dominykas atsiskiria nuo debesėlio ir nusklendžia į išsilktą pievą. Parlėkė Dominykas, pačiu laiku, nes šernai jau stovi išpūtę juodas krūtinės prie pat jo balto atšalusio kūno. Jie jau pasiruošė ridenti numirėlį link duobės, o paskui skaniai užkasti šermenų vaišių. Varlės, rugiagėlė ir kiti susirinkusieji braukė ašaras, paskutinis syk atsisveikindami. Tu išvis. Rugiagėlė suvargusi, sulinkusi be kelių žiedlapių. Nieko, brangioji, tuoj aš tave palaistysiu, atsigausi. Dominikas tuoj prisimena vaikystėje girdėtą stebuklingą tėvelių patarimą, kad norint pasveikti, reikia atsistoti ant kalno po Sietyno žvaigždyno ir sulaukti, kol ant tavęs pasipils gydančios sidabro dulkės. Jis taip ir padaro. Įsilipa į pačią ąžuolo viršūnę ir ima neramiai dairytis. Gal tik suspėčiau, kad tik neprašvistų. Greičiau, greičiau. Po ąžuolo skubina nenurimo šernai. Užknisot su savo raudom, neturim kada čia verkšlenti. Na, numirė ir kas čia tokio, bus tų arklių, visi kada nors mirsime. O Dominika žiūri į dangų, net nuščiuvęs, kadagi pasipils pažadėtasis sidabro lietus. Palaukit, neskubėkit. Staiga iš šernus kreipėsi rugiagėlė. Meldžiu, galima, paskutinį prašymą. Bet tik paskutinį, bet tikrai paskutinį. Nenorom nusileidžia šernai. Ką padaryti? Gal galėtumėte arklį Dominiką nors akimirkai pristumti prie manęs, kad galėčiau darsik prisiklausti prie jo ir padėkoti už viską, ką gerą jis yra man padaręs. Gerai jau, gerai. Nepatenkinti murmo šernai ir surėmę šnipus pristumė Dominiko kūną prie pat rugiagėlės. Tuo metu Dominikas regi, kad Sietynas jau mirguliuoja, jau tampa panašus į tirštą kosminį ūką, tarsi žvaigždynas būtų apsiniaukęs. Ir tuo iš jo pasipila smulkučiai vos žiūrimi sidabro lašeliai. Jie apsninga, nukloja, persmelkia visą arklį Dominiką. Ir tą, kuris guli ant žemės, ir tą, kuris tupi ąžuolo viršūnėje. Ir štai abu tie arkliai pajunta, kad prarastos jėgos grįžta. Pilkosios musmirės nuodai nustoja veikti. Tai net ir pilvas subrizgė. O rugiagėlė tuo metu palinksta prie savo mylimojo, bučiuoja jam snukutį ir sako: Mielasis, tu man sukūrei tokią galybę ditirambo, o aš tau tik vieną. Bet dabar, kai tavęs čia jau nėra, leis padeklamuoti dar vieną,
kurį sukūriau ką tik, mąstydama apie mūsų gražų buvusį gyvenimą. Tikiuosi, kad tu mane girdi. Ir mėlynžiedė ima deklamuoti. Vietoj žodžio pasiilgau, jeigu net nesusitikčiau. Tolimam krašte pasaulio glostau mylimojo veidą. Žiedlapiais braukiu per skruostus, vis žvelgiu į tavo bluostus. Susigūžusi, kaip paukštis, tau dainuoju, mums klausausi. Neblogai, Sukriuksi šernai. Ar jau galime ridenti? Tuoj. Vos girdimų balsus užnapžda Rugiagėlė ir paskutinis syk priglunda prie mylimojo. Jau galite užkasti, sako ji pakėlusi galvą, bet kasgi čia? Arklio kūnas subanguoja, trukteli, šnervės išsiplečia ir įkvepia oro. Ei, jis gyvas! Išplečia akis Rugiagėlė ir priglaudžia galvą prie Dominyko kūno. Paklausykit, jo širdis vėl plaka. Ką čia šneki? Piktinasi šernai. Greičiau laidojam ir baigta, mums jau į kitas užknistuves reikia lėkti ir taip per ilgai čia tasome su tuo jūsų negyvėliu. Nelieskit jo. Nelieskit jo, sukvaksi ir varlės. O ką jeigu Dominykas išties atsigavo? Nu taip nebūna, kriksi šernai. Kur matėt, kad numiręs pabustų? Tuo metu Dominykas pramerkė akis, apsidairo ir sako Rugiagėlei. Ačiū tau, brangioji. Ditirambas buvo tiesiog nuostabus. Pievoje kyla baisi panika. Vieni nežino, kur dėtis iš baimės, kiti iš laimės. Barabas tveriasi už galvos ir nuzvimbia į ąžuolo viršūnę. Stirna su ežiuku irgi pasislėpia už ąžuolo ir baugiai žvalgosi iš ten, kasgi čia darysis. Alfonsas ir tas plasteli šonan ir strypso viduryje pievos kraipydamas galvą. Nejaugi iš tiesų prisikėlė vardan lapės. Varlės to ima šokinėti kaip patraukusios ir kvaksėti viena per kitą. Su gimimo diena, su gimimo pasveikimo Dominyko diena. Šernai jau ruošiasi skirstytis ir murma nepatenkinti. Tiek dirbam, tiek rausimo veltui. Nė ačiū niekas nepasakė, jau nekalbant apie atlyginimą. Čia jau nebeištveria ąžuolas, pasipurto iš visų jėgų ir priberia knistliams po kojom krūvą skaniausių gėlių. Va čia kita šneka. Apsilaižo šernai ir puola gilias čiaumoti. O Dominyko draugai stebi lėtai ant kojų besistojantį bičiulį ir negali atsidžiaugti. Tu gyvas, tu vėl su mumis. Tai ką, nebemirsi? Priskridęs prie Dominyko klausė Barabas. Kada nors mirsiu, šyptelė arkliukas, bet ne dabar. O vorai jau lekia į pelkes, gamina skaniausius čiobrelių ir mėtų salotas ir gabena jas atgal prie ąžuolo. Gandras Alfonsas irgi neatsilieka, tuoj nusklendžia prie upelio ir parneša priskabęs skanių nendrių su kvapniaisiais ajerais, kad Dominykas užkirstų ir kuo greičiau atsigautų. O varlė susima rankomis, traksi aplink Dominiką ir ratu dainuoja. Koks stebuklas atsitiko, prisikėlė, Dominykas eisim žaisti vėl slėpinių, tada meška ir gaudinių, o paskui ant nugaros Dominykas mus nešios. Mums šiandieną žiauriai sekas vardan gandro ir lydekos. Bet Dominykas regis nė nesiklauso jų giesmių ir pagamintų vaišių neregauja. Jas kerta visi kiti laidotuvių dalyviai – Barabas, Dada, Stirna, Žiukas ir Lapė. O arklys tik žiūri didelėm mėlynom akim į Rugiagėlę ir niekaip negali jį atsigerėti. Kaip tu galėjai girdėti mano eilėraštį, jeigu buvai negyvas? Stebėsi mėlyna žiedė. Visko girdėjau ne tik eilėraštį, šypsas Dominykas, ir tavo atsisveikinimo kalbą net apsiverkiau. Mano kalbos tikiuosi negirdėjai, klausė Barabas kimždamas pilna burna. Girdėjau ir tavoje. Ir žinai ką, tu esi teisus. Į karkvabalį galvą pasuko Dominykas. Iš ties dar niekad tavęs neatsiprašiau, kad gal galiu tave palaistyti. Staiga pievoje kyla baisus triukšmas. Leisiu, jeigu ir tu mane atleisi, už tai, ko neseniai prišnekėjau. Sutarta, apsidžiaugė Dominykas ir klausė Rugiagėlės. Tu tikriausiai labai pavargai ir ištroškai, galiu tave... Ne, mes palaistysim mes, o tu, Dominikai, sėskis, ėskis ir ilsėkis, sukvaksi varlės nugirdusios arklio žodžius ir pasileidžia prie upelio. Netrukus jos šokuoja atgal prisisirbusios pilnas burnas upelio vandens. O Dominikas guli šalia savo mylimosios ir juodu kalbasi, tarsi būtų nesimatę kelis šimtus metų. Tu iš ties buvai miręs, ar tik apsimetei? Buvau truputį apsinuodęs, porina Dominikas.
Kaip, kuo? Kažką negerą užvalgiau, numikė arklys, nenorėdamas apie tai kalbėti. Po šios kelionės į dvasių pasaulį jis įsiminė močiutės patarimą už blogą atsimokėti gero. Ir jau puikiai žinojo, kad kada nors sutikęs Andriulį galės jam draugiškai pasakyti: bičiuli, noriu su tavim susitaikyti. Ir nepyk už tą nelemtą tardymą, aš buvau neteisus. O dabar laikas keltis. Reikia eiti atsigerti ir nusiprausti po visų kelionių į dvasių karalystę. Tuoj nusiprausiu ir grįšiu, pasako saviškiams ir nurisnoja link upelio. Mes tave palydėsim, sukvarksi varlės ir pasileidžia iš paskos. Matyt vis dar baiminasi, kad Dominykui ko neatsitiktų. Tačiau šį kartą visai be reikalo. Išsimaudo Dominykas, atsigeria ir pasijunta tarsi iš naujo gimęs. Tada grįžta prie ąžuolo, palaisto rogėgėlę ir bando mylimai paaiškinti, ką nuveikiai, ką patyrei būdamas dvasių karalystėje. Būdamas ten, pajutau, kad mirties nėra ir supratau, kad šio gyvenimo prasideda kitas gyvenimas nemažiau įdomus negu šitas. Koks gyvenimas? Papasakok apie jį. Visų pirma, nieko neskauda, niekas nerūpi, pasidarai lengvas, sutinki artimuosius, kurių jau seniai nematei. Ir ką tu ten sutikai? Ten būdamas sutikau savo močiutę Domicelę, tėvelius, kuriuos buvau visiškai užmiršęs. Sutikau liūdną į Saturną, kuris jau ketino mane kelti per užmaršties upę ir jei ne tavo paaukoti žiedlapį, tikriausiai būčiau ir nebegrįžęs. Ačiū tau, brangioji. Arklys pabučiuoja rugėgėlę ir jos pablyškę žiedlapiai ima melsvėti, vėl darosi vešlus ir spalvingi. Ačiū, kad grįžai, šnibžda rugėgėlė. Tai neįmanoma, stebėsi varlės atstraksėjusios pasiklausyti arklio pasakojimu. Žiūrėkit, rugėgėlė vėl mėlyna kaip dangus. Pasirodo, aš gimiau ne Lietuvoje, toliau pasakojo Dominykas, o tolimoje saloje vidury marių. Bet iš ten mane ir mano močiutė pagrobė arklių gaudytojai ir atvežė į žemyną, pardavė barzdotam ūkininkui, bet iš jo ūkio mes greitai pasprukom ir atsidūrėm štai čia, šioje pievoje. Kaip įdomu, kvaksi išverstakis. Ką dar pamatysiu, žinojai? Oi, daugybė dalykų. Teko nuvykti net į Saturno planetą. Tu visiškas kvanka, ko tau pas krokodilą? Krokodilas ir leido man grįžti į žemę pas jūs, tai jo galioje, bet prieš tai liepė plaukti užmaršties upe prieš srovę ir vaikystės prisiminimų pievas. Ten aš ir sužinojau, kaip pasveikti, kaip prisikelti. Ten prisiminiau ir savo tėvelius ir net pasakas, kurias jie man kažkada sekė. Žiauriai mėgstamas pasakas. Sudusgė Barabas su Dada. Mes irgi. Nuo Barabo neatsilieka ir varlės. Ir tuoj pat sugula aplinkui arklį. Jau galim pradėti klausytis. Man irgi patinka Dominyko pasakos. Sukleketuoja gandras Alfonsas ir prišokuoja kuo arčiau. Dominykas ima ir paseka jiems savo vaikystės pasaką apie princą ir princesę. Nu kaip, ar gražu? Pabaigė sekti paklausė Dominykas. Eina peklon, kokia pasaka? Sumarmar užkani vorai, kryžiuočiai ir voreliai patraukė namo į gimtąją pelkę. Labai liūdna ta tavo pasaka, sukvaksiva ir varlės. Nejaugi sunku sugalvoti linksmesnę pabaigą. Palaukit, neskubėkit, grįžkit, sušunka arklys. Jau sugalvojau, kaip baigsi ši istorija. Varai tuoj apsigrėžė ir tipena atgalo, Dominykas jau ir porina. Ir štai po 10 metų voverių voverės karalystė užpuolė alkanų šunų kariuomenę, griebė visus, ką sutikė, kandžiojo, draskė ir vergyje vedėsi. Pavargo kariauti didžiosios voverystės gyventojai, o ir pati voverė tupėjo susigūžusi savo saloje ir dūsavo. Tikriausiai teks ir man vergės dalę pajusti. Būtų dabar su manimi vaivorykštis, tikrai sugalvotų, kaip priešus nugalėti. Ir nutarė siųsti žygūnus, kad surastų narsų į fazaną ir pakviestų jį pagalbon. Sušaukė ištikimuosius tarnus ir klausė, kurisgi matęs, kur gyvena atsiskyrėlis vaivorykštis. Kiškiai nežinojo, bebrai irgi, tik viena balta skruostė žuvėdra pasirodė žinanti. Mačiau kažkokią į tolumoje, atšiaurioje saloje tupinti ant olos tarsi suakmenėjus ir žiūrinti mūsų karalystės linkui. Kur toji sala? Ėmė klausinėti susijaudinus karalaitį. Ar galėtum nuskraidinti jam laišką nuo manęs? Bandysiu, geroji valdove, tik sykį esu ten buvęs, tačiau tikiuosi pavyks surasti. Oi, paklysiu, paklausiu kitų jūros paukščių, juk jie vaivorykštį išrinko savo valdovų. Karalaitė kuo skubiausiai surašė mylimajam laišką ir įdavė žuvėdrai. Lėko skubiausiai, nes greitai čia nebeliks nei vieno iš mūsų. Žuvėdra taip ir padarė.
Vargais negalais surado negyvenamą salą ir perdavė karalaitės laišką atsiskyrėliui vaivorykščiai. Tas perskaitė ir net sudrebėjo iš pykčio, tuoj pasigalando snapą nagus ir suriko galingu karališku balsu. Na, kilnus jūrų paukščiai, ar tiek metų jūs globojau ir saugojau, o dabar jūs turite man padėti, reikia išgelbėti mano mylimą princesę ir jo šalį, kurią užpuolė alkani šunės. Ir štai pakilo nuožmus debesis galingų ir iširdusių jūrą paukščių. Žuvėdrų, kirų, jūrinių erelių išsirikefo visi paskui vaivorykštį ir nuskriejo didžiosios voverystės link. Mūšis nebuvo lengvas, nemažai krito sparnuotojų narsuolių, tačiau alkanieji užpuolikai irgi neteko daugybės saviškų ir buvo priversti bėgti. O kas buvo parašyta tame laiške? Net neišklausę iki pabaigos nekantravo varlės ir vorai. Ten buvo parašyta: Atleisk, brangusis, kad nesutikau tekėti už tavęs ir gyventi vienoje pilyje, bet dabar, kai mūsų karalystė užpuolė priešai, supratau, kad buvau neteisi. Myliu tave. O čia tai pasaka, kvarktelė išverstakis, ypač tas paskutinis sakinys. Kad man šitaip, šnirkščiojo Barabas. Vos neapsiverkiau, graudenasi ir baronas von Kombikornas. Na, pievagyviai, kas norit varom į vorų restoraną, šiandieną visus vaišinu nemokamai. Dominiko bičiuliai atsisveikina ir pasuka savais gyvenimo keliais. Kas į restoraną, kas upin, kas dar kur, pievoje lieka tik Rugiagėlė su savuoju Dominiku. Patiko pasaka? Joje daug teisybės. Kaip tik vakar žiūrėdama į tavo nejudantį kūną apie tai mąsčiau. Ką mąstei? Kad meilė niekada neturėtų būti liūdna, nes ji niekada nesibaigia. Kad ir kur būtum ar šiame ar kitame pasaulyje, vis tiek tave mylėsiu, nes... Meilė yra begalinė, todėl ją ir reikia tiek daug erdvės. Tuoj Rugiagėlės mintį pabaigė Dominikas. Staiga Rugiagėlė nei iš šio, nei iš to ima juoktis. Dominikai, būk geras, nubėk į pievos galą ir pastovėk ten. O kam to reikia? Labai noriu pamatyti tave iš toli. Šypsosi Rugiagėlė. Man irgi norisi erdvės. Ne tik voverių voveriai. Arklys tuoj pat nubilda į pievos pakraštį, o Rugiagėlė grožisi juo iš tolo ir tyliai savo šnabžda. Tu toks gražus, mano brangusis. Betgi tu dar nepabaigiai pasakos, nepasakei, ar sugrįž fazanas vaivorykštis pas savo voverių voverę, ar nesugrįž. Aišku, kad sugrįž. Prie pat Rugiagėlės pasigirsta tikus arklio balsas. Melinžydė net krūptelė. Jiegi puikiausiai mato, kad Dominikas stovi kitame pievos gale. Čia tu kalbi, ar man tik vaidenasi? Aš brangioji, aš. Betgi tu taip toli. Mes jau niekada nebebūsim toli vienas nuo kito. Vėl pasigirsta meilus mylimojo balsas. Kad ir kur būtume. Kita pasaka, kitą dieną, tuo pačiu metu.